Būrimas į kaimo bendruomenės skatina noras kalbėtis, veikti, ieškoti ir rasti geriausius iškylančių problemų sprendimo būdus. Tik tai vieningos sutelktos kaimo bendruomenės turi ateitį ir perspektyvą. Kelmės rajone kurdamos ateities viziją, kasdienius darbus dirba 40 kaimo bendruomenių. Grinių kaimo bendruomenė susibūrusi 2003 metais veikia socialinėje, kultūrinėje švietimo srityse. Kalbėdamas apie Grinių kaimo bendruomenę, bendruomenės pirmininkas Zigmas Gaidauskas sako, jog į bendruomenės sąvoką sutalpiname ir siekį gerinti gyvenimo kaime kokybę ir sveikatinimą, ir paramą bei pagalbą žmogui, ir bendruomenės narių gebėjimo gyventi su kitais ugdymą, ir atvirą bei atsakingą bendravimą. Būrimės į bendruomenę, kad apjungus jėgas būtų lengviau siekti gerovės, kokybiškiau atstovauti bendrus interesus. Bendruomenės plėtroje yra labai svarbus rezultatas, kurio siekiame. Vienas pirmųjų ir svarbiausių uždavinių mums buvo geriamo vandens kokybė Grinių kaime. Tad buvo rašomi projektai, atliekami biologiniai ir cheminiai vandens tyrimai. Grinių kaimo bendruomenės nariai džiaugiasi partnerystę su Pakražančio vidurinės mokyklos bendruomenė, kultūros centro specialistais, seniūnijos darbuotojais. Džiaugiasi geru tarpusavio psichologiniu klimatu ir užimtumo kultūros formavimusi. Per kultūrą gilinamės į dvasinės vertybės, etnokultūrą. Iš čia ir atsiranda naujų tradicijų kūrimas. Pakražančio ir Grinių kaimus skiria prabėgantis Hanzos kelias. Jo vykstančiųjų akį patraukė Švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčia, pastatyta 1894 metais. Prie bažnyčios Grinių kaimo bendruomenė pastatė kryžių, kuris tarsi įprasmino pastangas gražinti savo kraštą, pagerbent kraštiečius prisidėjusius prie šio krašto garsinimo. Bendruomenės nariai nesėdi sudėję rankų, aktyviai mokosi nevyriausybinėms organizacijoms organizuojamų seminarų kursų metu. Rašo projektus, kuriuos įgyvendinant įrengtas tualetas, poilsio kambarys ir virtuvė, nupirktas medicinos punktui cholesterolio matavimo prietaisas, Biotron aparatas, masažuoklis. Kalbėdami apie Grinių kaimo bendruomenės rėmėjus, bendruomenės nariai ypač džiaugiasi, kad jų kraštą garsina puikus žmogus, geras ūkininkas Vytautas Barkauskas. Vytautas Ūpainių kaime laiko mėsinių galvijų bandą ir yra konkurso Lietuvoje metų ūkis laimėtojas. Grinių kaimo bendruomenės nariai sako ačiū visiems, kurie negailydami savo brangaus laiko prisideda prie bendruomenės gyvenimo gražinimo, tradicijų puoselėjimo, aktyviai dalyvauja renginiuose.